Rolandai, ar vis dar tenka įtikinėti užsakovus, kad ilgaamžė ir efektyvi sistema yra daug geriau ir atsiperka labiau nei pigiausias variantas? Kas yra svarbu su apskritai sistemom, ne? Tai kaip minėjau jau ir ankstesniuose, sakykime, reportažuose, kad labai svarbu yra garsas. Vienas iš svarbiausių dalykų, tiek išorinio įrenginio, tiek vidinio įrenginio, tiek pačio rekuperatoriaus, kuris neturi išorinio įrenginio, iš principo yra tik vienas įrenginys, kuris yra viduje. Suplanuota sistema irgi labai svarbu, ne? Kad jinai tau, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie rekuperatorių, kad orkaitė būtų gerai numatyti, kad nešviltų, garso nebūtų, čia viskas, kas susijęs su garsu. Paskui, aišku, yra ekonomiškumas, garantijos, tai reiškia, kuo jisai mažiau elektros ima, tuo mes turime efektyvesnį įrenginį, tuo mažiau jisai, kaip sakant, išlaidų turime, ne? Ir aišku, ilgaamžiškumas, tai reiškia, jeigu kalbam apie oras vanduo, apie geoterminį, apie kondicionierių, tai kompresoriaus darbas. Tai klausimas, kiek kompresorius išlaiko metą, ne? Tai aišku, kad brangu, pigu yra labai toks santykinis daiktas, nes jeigu mes nuperkam brangesnė, sakykime, kabutėse įranga, ne? Bet kas yra svarbu, kad jinai greičiausiai ir laiko dvigubai, trigubai ilgiau. Tai ar jūs tikrai už tą pigų įrangų mokate dvigubai, trigubai pigiau? Klausimas gal turėtų pats pirkėjas pagalvoti, ne? Nes labai dažnas atvejis yra, kada mes žinome, kad įranga turi kelis metus garantijos tik tai, o realiai ten jau po metų ar po pusę metų reikia važiuoti, tvarkyti, dažniausiai yra kaltinama įranga tipo bloga, ar ten blogai naudojo vartotojas įrangą, todėl jinai sugedo. Čia nenoriu gal plėstis į šitos dalykus, nes tikrai daug yra pavyzdžių, bet ką noriu pasakyti, gera įranga jinai tarnauja ilgai ir be abejo jinai bus žymiai ekonomiškesnė, žymiai pigesnė, žiūrint ilgalaikę perspektyvą ir jūs turėsite mažiau bėdų, mažiau galvos skausmo. Vienas trumpą pavyzdį, žinau, kad buvau pas vieną klientą, kuris turėjo, neminėsiu kokios įmonės įrangą, ar ten firmos įrangą gamintojo, teisingiau. Tai pirmas klausiau, sakau, o kaip tau jums veikia, ten buvo oras vanduo. Sako, aš jau viską žinau apie tą įrangą, sakau, iš kur jūs galite žinoti. Sako, jau ten tas sugedo, jau meistrai buvo atvažiavę 10 kartų, bet jie nepatvarko, tai aš pati sutvarkau ir taip toliau. Čia kalbėjo moteris. Tai galima suprasti, kad, aš nesakau, kad moteris technikos nesupranta ar dar kažką, gindėvė, bet tai tikrai nenoriu pasakyti, bet kas yra svarbu, kad klientas neturėtų užsiimti šitais dalykais, ne? Ir aišku, jinai buvo namuose, jinai su vaiku, bet jinai jau tą įrangą atmintinai žino, jinai sako, aš jau galiu perrengti ją, kadangi daug turiu. Tai va, pigesnė įranga dažniausiai, kaip sakau, jums suteikia darbo, aišku, turėsit ką veikti, žiūrint, kaip mes žiūrim į šitą, procesą. Tai jeigu jums patinka dirbti, užsiimti techniškas žmogus, tai tikrai, kaip sakau, va tokia įranga turbūt tam techniškai žmogui bus labai toliau, įdomu gyventi, tobulėti su įranga kartu, gal net į gamintojui pasiūlyti kažkokių sprendimų, tai čia nežinau, čia turbūt kiekvienas asmeniškai nusprendžia, bet jeigu iš patirties žiūrint, tai tikrai rekomenduoju atsižvelgti į ilgaamžiškumą, į tylumą, į ekonomiškumą, į rimtus gamintojus, kurie nurodo teisingai savo parametrus, kur nėra meluojama, nes dažnas atvejis sutinkam, kad lankstinukuose rašo vieną dalyką, o paskui, kada įeini į gamintojo techninius parametrus, tai arba jų išvis nėra, arba jie yra slepiami, arba jie pasirodo kiti. Pasitikrinti labai gerai, jeigu jau esi techniškas, arba konsultuotis pas reikiamus specialistus, o ne pas tokius, kurie, žinai, iš tiršių būrė ar dar kažką, labai gerai tau šitą, arba klausia, kiek pinigų turi. Ir paskui sako, tai tau sako šitą įrangą. Tai nežinau, čia daug visokio variantų yra, bet kiekvienas žmogus turėtų žiūrėti atsakingai, lygiai taip pat ir dėl gamtos teršimo, nes jeigu tu nusipirkai tokią įrangą, greičiausiai tu ją išmesi, nepanaudojęs taip ilgai, reiškia, tu dar labiau užterši gamtą, tai tas žalumas vėlgi neaišku, per kurią pusę tau išeis ir apskritai mums visiems bendrapiliečiam kaip išeis, nes jeigu tu daug kartų perki įrangą, reiškia, daug kartų yra užteršama gamta, tai
Sakau, čia tikrai yra daug diskusijų ir turbūt mes per šį trumpą interviu negalėsim visko apkalbėti, bet faktas yra, kad gera įranga tarnauja ilgai, žmogus gyvena patenkintai, neturi galvos skausmo, nereikia dirbti vietoj techniko, nereikia tau naktį skambinti ten montuotojui ir sakyti, kad pas mane nėra karšto vandens ar šilumos ir pas mane maži vaikai, mes sušalsim ir taip toliau. Tai jeigu norite išvengti, tai atsakingai reikia pirkti ir žinoti, ką perki.